Persis ir Tomas nusišypsojo. Tuo metu atvyko viršininkas, jis buvo piktas. Tomai ir Persi, pašto vagonų vis dar nėra. Rytoj privalote juos rasti. Taip, ponė. Žinoma, ponė. Viktoras matė, kad Tomas ir Persi susirūpinę. Persi, tu suremontuotas. Nagi, Tomai, pralinksmink savo draugą. Puikiai žinau, kaip tai padaryti. Sek paskui mane, Persi. Tomai, šią popietę šitą tau paliksiu. Ačiū, Viktorai. Ačiū, Viktorai. Tomas ir Persis nupuškavo link Hiro slėptuvės. Persis matė Hiro pirmą kartą. Jis aiktelėjo. Hiro, tai mano geriausias draugas Persis. Labas. Sveikas, Persi. Tu turi ypatingą draugą. Turbūt todėl, kad ir pats esi ypatingas. O tu ar turi gerų draugų? Taip, turiu. Namuose. Tu jų ilgiesi? Labai. Kaip liūdna. Nereikia liūdėti. Pažvelk į mano naują kaminą. Man jį atvežė Gordonas. Kai Gordonas šypsosi, jis pasikeičia. Tai yra įdomiausia. Tai privertė Tomą ir Persį nusišypsoti. Labanak, Hiro. Labanak, Hiro. Labos nakties, mano draugai. Iki rytojaus. Pakeliui namo Tomas ir Persis smagiai puškavo pro vasarnamį. Jų ratai bildėjo, katilai kunkuliavo. Nei vienas iš jų nepastebėjo Spencerio. Tačiau juos matė Spenceris. Jis slėpėsi tankmėje. Kai garvežiukai pravažiavo, jis tyliai išlindo iš šalutinio kelio. Aš išsiaiškinsiu, ką sumanė tas suktas garvežiukas. Metas nuožmėjam Spenceriui paieškoti įkalčių. Ryte Tomas puškavo su Persiu ieškoti dingusių pašto vagonų. Tu įsitikinęs, kad negali prisiminti, kuriuos palikai, Persi? Tikrai, neprisimenu. Gerai pagalvok, Persi. Galvoju, bet mano mintis sukas vien apie Hiro. Emilė dirbo Tomo darbus jo atšakoje. Spenceris ją stebėjo. Emilė, nekreipė į dėmesio. Kodėl Tomas sukinėjasi netoli vasarnamio? Nežinau. Tomas labai užimtas garvežiukas. Jis važinėja po visą salą. Spenceris supyko. O kodėl tu dirbi Tomo atšakoje? Kaip jau sakiau, Tomas labai užimtas garvežiukas. O kokį jis užsiėmęs? Spenceris esi didelis ir stiprus garvežys. Kodėl tau pačiam to neįsiaiškinus? Spenceriui tai visai nepatiko. Jis įdėmiai spoksojo į Emilę. Jis spoksojo taip įdėmiai, kad nepastebėjo, kaip viršutiniais bėgiais pro šalį pravažiavo Persis ir Tomas. Jis nematė ir Edvardo tempiančio platformą su variklio dalimis Hiro. Ta vakarą Tomas ir Persis nupuškavo Hiro slėptuvę. Tik pažvelk į mane. Hiro katilas buvo baigtas. Jis buvo spalvingų detalių kūrinys. Tomas ir Persis buvo laimingi. Atrodai nuostabiai. Alio! Ačiū, bet aš nerimauju dėl jūsų. Sidabrinis garvežys praeitą vakarą šniukštinėjo netoliese. Kurį laiką laikykitės nuo čia atokiau. Jūsų draugai gerai manimi rūpinasi. Šiandien Edvardas buvo labai supratingas, o rytoj, manau, atvažiuos Džeimsas. Džeimsas nebus labai supratingas, jis pasipūtęs katilas. Tuomet pirmą kartą Tomas ir Persis išgirdo Hiro juoką, garsų ir laimingą. Loud, long and happy.